Labą dieną. Šiandien marketingo meniu valgysime nekilnojamo turto rinką. Su jumis Neringa Čeponė, Lietuvos marketingo asociacijos valdybos narė ir Marketing Game strategijos sistemos kūrėja. O mano pašnekovas šiandien atvyko pasikalbėti su manim ir su jumis Irmantas Matilionis, kuris dirba kaip EIKA grupės marketingo vadovas. Ir Irmantas turi tikrai labai didelę dešimtmečių patirtį didelių žinomų prekių ženklų valdyme, labai skirtingose sektoriuose, tiek lietuviškose įmonėse, tiek užsienio kapitalo įmonėse. Tai Irmantai, pasikalbam pradžioje apie tą skambę temą, apie nekilnojamo turto burbulą, kurį visi kažkaip nori susprogdinti, laukia, kada sprogs ir iš viso kvestionuoja, ar jisai dabar yra, ar dabar gal jo nėra. Tai papasakok bendrai apie nekilnojamo turto rinką. Tai sveiki visi, esu Irmantas. Kalbant apie burbulą, ar jisai sprogo ar sprogs, čia turbūt praėjusių metų yra toks laikotarpis, kuomet tikrai žmonės laukia ir tikėjosi, kad kainos kris, nes iš tikrųjų nekilnojamo turto Vilniuje pirminė būsto rinka buvo sustojusi arba gerokai pristojusi ir tas tęsiasi apie 3 metus, kuomet pardavimai buvo kartais mažesni negu prieš tai, ar ne? Bet rinka atsilaikė, kainos nekrito ir pernai metais kaip tik nekilnojamo turto rinka visa atsigavo, išgyveno atsigavimą ir pasiekė jau 2019 metų lygį. Tai reiškia, pardavimai buvo tikrai dideli ir pernai metais vidutiniškai Vilniuje kainos jau kilo apie 10% ir šiems metams 26 prognozės yra lygiai tokios pačios, kad labai tikėtina, kad vėlgi kainos kils dar apie 10%, o taip yra todėl, kad tiesiog sugrįžo pirkėjai į rinką, kurie buvo sustoję pagrinde dėl aukštesnių palūkanų. Tai jie laukia ir sulaukia. Palūkanom nukritus, pirkėjai grįžo į rinką ir ypatingai aktyvus dabar yra ekonominės klasės pirkėjai. Kaip marketingas veikia rinkoje? Ar jisai labai padeda parduoti brangiau ar daugiau nekilnojamo turto, kuomet tai yra tikrai dideli sprendimai, ilgalaikiai sprendimai, ar jis labai skirtingai veikia su skirtingais klientais, nes yra būstų savininkai, kurie, nežinau, kartą gyvenime, 2 kartus gyvenime perka. Yra verslo vystytojai, verslo objektų, nekilnojamo turto, jie truputėlį kitaip perka. Tai papasakok, kaip atrodo EIKA marketingas. Marketingas ir komunikacija, sakykime, manau, kad tikrai padeda ir prisideda ženkliai prie pardavimų, nes tai yra turbūt pagrindinė funkcija, kuomet kalbam apie būstą ir būsto pardavimus. Ir pavyzdžiui, paskutinis tyrimas, kurį mes darom kasmet, bet jisai atliktas prieš 2 mėnesius, vėlgi dar kartą patvirtino, kas yra svarbu žmonėm perkant būstą, ar ne? Tai pirmoje vietoje yra kaina, antroje vietoje yra vieta mieste arba rajonas, trečioje vietoje yra ten galimybė turėti parkingą ir kažkokie tai sprendiniai. Ir toliau reikiuojasi vystytojo reputacija ir jau kažkokie kiti mažiau svarbus dalykai. Tai reputacija yra tikrai svarbu ir žiūrint po to pagal amžiaus grupės irgi ypatingai matos, kad reputacija šiuo metu labai svarbi yra jaunai auditorijai. Tai mes kalbam apie žmonės iki 25 metų, kurie perka pirmą būstą. Tada vidutiniai amžiaus grupiai tai yra mažiau svarbu ir vyresniems žmonėm vėl pasidaro vienas iš svarbiausių rodiklių. Dėl to, kad turbūt žmonės nori jau ramiai įsigyti tą būstą ir neturėti kažkokių tai problemų. Kalbant apie įrankius gal arba priemonės, ką marketingas padaro, bet to, kad paleidžia reklamą, tai reputacija, ar ne? Tai reputaciją mes kūrėm per komunikaciją, viešuosius ryšius, vadovų komunikaciją ir panašiai. Tai yra ilgalaikė strategija ir ilgalaikiai žingsniai, nes reputacija
Yra sudėtingas dalykas, ją užsitarnauti turbūt Per ilgą laiką. Per ilgą laiką ir per trumpą prarast. Labai greitai gali prarasti. Dėl to bendrai mes turim tokią, kaip čia taisyklė nerašyta, kad iš esmės reputacija yra kertinis dalykas. Nes žiūrint ilgalaikį perspektyvoje, tai yra kritiškai svarbu, ar ne? Tai tą reputaciją be abejo mes kūrėme, palaikome ir labai jautriai reaguojame į visokius, kažkokius negatyvius arba mini krizinius, sakykime, momentus, kurie atsitinka. Kitas dalykas, bendrai įdomu, bet būstas tai yra pakankamai emocinis pirkinys, nepaisant to, kad kainuoja brangiai, bet kuomet žmogus perka savo, ne kaip investicinį būstą, tai labai stipriai žaidžia emociją. Nes savo būstui žmonės negaili, ar ne, ir ten brangesnio įsirengimo, negaili ir kažkokio turbūt brangesnių kvadratų, nes galvoja tiek apie kaimynus, tiek apie kažkokias bendruomenės esančias šalia, patogumą ir panašiai. Tai ta emocija, kuri dabar yra labai, sakykime, pozityvi ir teigiama, dėl ko vyksta dideli pardavimai arba pirkimai kitoje pusėje, ar ne, ir yra dėl to, kad žmonės nori nusipirkti dabar, nes galvoja, kad būtai brangs. Tai dėl to nori staupyti. Iš tiesų, labai suprantu, kai sakai, kad emocinis pirkinys, beje, mano pirmasis būstas irgi buvo iš eikos pirktas, nes kaip klientai, tie privatus, klientai, jie negali žinoti visų niuansų. Todėl turi pasitikėti prekės ženklu, kad jis bus pagalvojęs viską už tave, to, ko tu net nežinai, kaip paklausti, nes pirmą kartą renkiesi tokį daiktą. Tai kas dažnai, taikosi į reputaciją, aštri konkurencija. Tai kokia konkurencija yra šiuo metu nekilnojamo turto rinkoje, ar ji yra pakankamai tokia brandi, nes rinka yra brandi, ar ji yra kaip tik tokia aštri, nes tai yra dideli pirkiniai ir dideli pinigai? Konkurencija yra didelė, bet mano vertinimu sveika konkurencija, dėl to, kad yra tikrai pakankamai daug šiuo metu rinkoje vystytojų, kurie siūlo, sakykime, gan panašų produktą. Nes iš esmės vis tiek mes kalbam apie butą, skiriasi lokacija, galbūt ten išplanavimas ir kažkokie sprendiniai, bet šiaip iš esmės produktas yra panašus. Konkuruoti yra ir lengva, gal ir sudėtinga, nes, kaip minėjau, konkurentų yra daug, bet žiūrint iš marketingo pusės, visi yra labai panašus arba žiūri vieni kitus ir daro panašius dalykus. Ką turiu omeny, tai mane patį vis dar stebina 2 metus esančią šitose NT rogėse, kad vis dar egzistuoja tokia vis tiek tam tikrų prekių ženklų pasiutpolkė, kaip aš sakau, nes yra irgi trendai, ar ne? Kiekvienas projektas dažniausiai turi pavadinimą. Ten metų laikai, saulės namai ir visokie kitokie. Ir tie pavadinimai, kartais jau tokie yra virš atrodo, suvokimo ir kažkokių realybės ribų. Bet taip galvojant giliau, turbūt yra aišku, kodėl taip vyksta, nes grįžtame prie to emocinio pirkinio, ar ne? Tai kuomet projektas vadinasi kažkokios tai terasos, tai turbūt žmogus ir įsivaizduoja, kaip jisai gers kavą toje terasoje ir kaip bus faina. tą įvaizdį sukurti be abejo padeda dar po to gražios vizualizacijos su architektūriniais sprendimais, bet realybė aišku yra tokia, kad iš 100 butų, žinai, turbūt yra 10 su terasomis, tai reiškia 90% gyvena tiesiog paprastose butuose, bet šitie dalykai padeda pritraukti klientą, atkreipti jo dėmesį ir pamatyti, kaip kas vyksta. Prasideda pagrindinis marketingo meniu patiekalas ir patiekale mes pjaustysime ir ragausime eika naują prekės ženklą. Tai prieš mane sėdi Irmantas Matilionis, beje, pasidalinsiu vienu faktu apie Irmantą, kurio niekas nežino, kas nėra Lietuvos marketingo asociacijos valdyboje. Tai mes su Irmantu kartu
esame valdyboje jau beveik 2 metai. Ir šiaip valdyboje yra labai stiprus 7 žmonės, kur mano asmeniškai tikslas yra sėdėti ir tylėti kuo daugiau, nes aš noriu išgirsti ir mokytis iš tų protingų žmonių, taip panašiai kaip ir radio laidoje. Irmantas yra tas žmogus, kuris niekada nesiveržia kalbėti, bet kai paliečiame jo temą, jisai labai konkrečiai ir struktūruotai pateikia informaciją, kuri veda tikslą ir niekada to tikslo nepameta. Tai toks mano įspūdis apie tave iš 2 metų darbo valdyboje. Tai kalbant apie tikslą ir EIKA prekės ženklo atnaujinimą. Čia radio laidose pas mane ne vienas buvo svečias, kur kalbėjom apie prekės ženklo atnaujinimą ir visada sutinkame, kad tai yra didelis projektas, nepatogus, kainuojantis daug kaštų, laiko, energijos. Kodėl šio projekto ėmėsi EIKA, kokia prekės ženklo istorija ir kodėl toks sprendimas? Tai pradėkim gal nuo istorijos, nes iš tiesų įdomi istorija. EIKA buvo įkurta 93 metais ir tuomet be abejo nebuvo dar turbūt nei prekės ženklų specialistų vadovų, nei kažkokių tai panašių turbūt specialybių, ką mes turime dabar, tai visa istorija yra, kad tuo metu tuometinį prekės ženklą EIKA kūrė Robertas Dargis su dizaineriu. Tai užduotis buvo aiški, nes buvo 3 veiklos kryptis ir turėjo tos 3 veiklos kryptis atsispindėti logotipe. Kas mane žavi, kad jau tuo metu įkūrėjas mąstė, sakykime, rinkodariškai ir vis tiek galvodamas apie tai, koks bus unique selling proposition, kuo mes būsim kitokie, kokias vertybės nešim ir apie ką bus bendrai EIKA. Tai pagrindinės prekės ženklos tokios sudedamosios dalys. Taip, visiškai. Aš labai gyvenime mėgstu prekės ženklą lyginti su žmogum, nes iš esmės tai yra labai suvokiama, ar ne, kaip tu elgiesi, kaip tu atrodai, koks tavo vardas, kokiu tu tonu bendrauji, ar ne, ir panašiai, tai labai koreliuoja apie tas pačias vertybės, kokias tu nešiesi ir ištransliuoji po to. Tai prekės ženklas, jisai gimė ir gyvavo 30 metų, visiškai neliestas, nekeistas ir buvęs toks, koks sukurtas. Veikia sėkmingai, pats verslas irgi veikia sėkmingai, tiesiog atėjom momentą, kai užaugom arba išaugom jau pagal veiklas tos esamus rūbus, sakykim, dėl to reikėjo rebrandingo. Rebrandingą darėme, gal sakyčiau, labiau tokį upliftą arba faceliftą, kosmetinį, bet darėme evoliuciją, bet ne revoliuciją. Užduotis nebuvo lengva, kadangi grupė EIKOS vis tiek turi daug skirtingų veiklų. Tai nėra vien būsto pardavimai, tai yra ir apgyvendinimo paslaugos, kaip Hiltono, tarkim, viešbutis ar koks nors Solo Society co-livingas. Yra statybos paslaugos, yra netgi technologijos kūriamos, kurios susijusios su NT. Tai tų sričių yra daug ir įmonių yra pakankamai daug didelių. Tai reiškia, rebrandingas palietė visus, ar ne, nuo akcininkų įkūrėjų iki atskirų įmonių vadovų ir jų darbuotojų. Bet praėjom sėkmingai ir tas pokytis, kurį aš sakau, kada jisai labiausiai gal pasistebėjo ir įvyko, tai tuomet, kai rebrandingą priėmė darbuotojai. Bet aš norėjau klausti, kaip papasakoti visiems tiem žmonėms, kiek žmonių dirba EIKA grupėje beje? Bendrai tai virš 300. Tai, o su visom įmonėm? Su visom įmonėm. Tai kaip reikėjo paaiškinti nuo 1 iki 300 žmogaus, kodėl yra tai daroma, koks tai yra pokytis ir kodėl dabar kažkas bus kitaip? Tai mes turėjom gan detalų tokį veiksmų planą komunikacijos, vidinės komunikacijos, tai darėm tiek pristatymus pakankamai išankstinius, parodant, ką ruošiamės daryti,
po to pristatant linko judame ir kaip tai galimai čia atrodys, kokie čia būsime, kaip tai palies kiekvieną darbuotoją ir taip toliau. Tai be abejo, darbuotojams labiausiai yra gražu, negražu momentas ir antras, kaip atrodys jo parašas elektroninio pašto, kaip čia pasikeis dabar jau po to rebrandingo, kažkokie jau tie didieji dalykai gal yra mažiau įdomus, bet nemažiau svarbus. Nes mano manimu, tai savo pirmas žingsnis rebrandingo sėkmės visada yra kolektyvas. Tai jeigu kolektyvui neįvedi rebrandingo tinkamai ir laiku ir jie nepriima jo, tai iš karto galim sakyti, kad rebrandingas nėra sėkmingas. Nes po darbuotojų sekantis žingsnis be abejo yra jau viešas pristatymas ir parodymas. Tai čia tokia gal net lengvesnė dalis. Aš noriu paklausti, klausant tavęs, išgirstu tą skausmo tašką tarp marketingistų, nes marketingas yra kaip krepšinis. Lietuvoje visi žino, kaip geriau daryti, kas yra gražu, kas yra negražu. Ir kai tikslinė auditorija turime 300 vidinių žmonių, tai galime turėti 300 skirtingų nuomonių. Kaip tau pavyksta apsiginti ar nukreipti dėmesį ar sudėlioti tuos taškus, kas yra svarbu ir kur priimame grįžtamą ryšį, o kur jau yra užbrėžta linija ir mes pasakome, kokiais kriterijais remiamės, kuriant tą naują prekės ženklą. Tai taisyklė numeris 1, arba turbūt pati svarbiausia taisyklė, tai yra neužsidaryti ir priimti tą kritiką arba nuomonės. Tik tais nebūtinai į tai reikia kreipti dėmesį, ar ne? Nes iš esmės manau, kad didelė klaida yra, kuomet dar pirmame žingsnėje yra neišklausoma, ar ne, tų nuomonių, net ir paprasto darbuotojo, kuris nieko nesupranta, bet visi nori pasakyti savo, taip, visi nori vis tiek gal pasakyti savo nuomonę, gražu, negražu, patinka, nepatinka, ar ką jis apie tai galvoja. Ir manau, tas išklausimas tikrai nieko nekainuoja, bet darbuotojas tada jaučiasi išsiklausęs, o jeigu tu dar persimeti keliais sakiniais ir apie tai pakalbi, tai net ir jaučiasi po to prisidėjęs čianais prie to pokyčio, nes ir jisai pasakė savo nuomonę, nebūtinai taip ir įvyko, kaip jisai galvoja, bet iš esmės jisai sudalyvavo diskusijai. Tai mes šiaip tokių workshopinių grupių turėjom nemažai, diskusijų darbo grupių, nes vis tiek pats procesas truko pakankamai ilgai, apie 9 mėnesius mums truko rebrandingas. Kaip kūdikis. Taip, tai tikrai buvo visko, bet kita gal svarbi dalis, čia taip apie rinkodaristus galvojant, pats rebrandingas, manau, kad rinkodaristai gali jį inicijuoti, bet poreikis turi ateiti ne iš rinkodaristų, nes iš esmės rebrandingas, mano vėlgi nuomonė, tai nėra tik rūbas ir jeigu mes kalbam tik tais apie rūbą, tai irgi neverta to daryti, nes tikrai rinkoje yra nemažai tokių klaidų, kai tarkim ateina ten, kad ir naujas marketingo vadovas, nelabai įsigilinęs situaciją ir dar galbūt nesuprantant sektoriaus ir kaip viskas vyksta, jam tiesiog negražus tas prekės ženklas ir jisai daro rebrandingą, bet tik vizualinį. Ir tai yra tikrai didelė klaida, nes tai ilgainiui nieko neatneša, tiesiog kainuoja pinigų ir kažkam tai nervų. Iš esmės prekės ženklo pokytis simbolizuoja kompanijos pokytį. Deserto dalis. Desertui praversime Irmanto kabineto duris. Pabandysime suprasti, ką Irmantas veikia Eika marketingo vadovo kėdėje sėdėdamas ir kaip jis galėtų palyginti šį savo karjeros etapą su buvusia patirtimi, nes Irmantas buvo vienos didžiausių žiniasklaidos medijos priemonių marketingo vadovų, dar prieš tai banke dirbo ir veikė, rūpinosi komunikacija. Tai papasakok, kaip atrodo tavo diena, ar ji yra kaskart kitokia, ar tiesiog tu visada turi tą patį savaitės ritmą, pavyzdžiui. Tai Eikos grupėje rinkodaros ir komunikacijos komanda, kuriai vadovauja, ar ne,
iš esmės veikia kaip agentūra. Agentūra, kuri aptarnauja holdingo įmonės. Įmonių turim tikrai skirtingų. Tai kažkur reikia parduoti butus, kažkur reikia pritraukti verslo centram nuomininkų, kažkur reikia suorganizuoti renginį, kažkur reikia investuotojam konferenciją padaryti ir panašiai. Tai veikiam visiškai kaip agentūra ir mano komanda ir susideda iš žmonių, kurie turi skirtingas kompetencijas, kad tos darbus galėtumėm įgyvendinti. Tai pagrindiniai turbūt vis tiek darbai yra digital marketingas arba skaitmeninė rinkodara būsto pardavimam. Tai ten tam skiriam tikrai daug dėmesio. Kita nemažiau svarbi dalis yra komunikacija ir viešieji ryšiai. Tai savo atveju džiaugiuosi, kad mes tą darom viename skyriuje, nes rinkoje tikrai yra daug įmonių ir pats esu tokiuose dirbęs, kur rinkodara dirba savo, komunikaciją savo ir finale rezultatas nebūtinai yra pats geriausias. Jeigu ir ne pats blogiausias, tai bent jau efektyviau galėtų dirbti, ar ne? Nes rinkodara be komunikacijos, kaip pasakyti, ne... Kaip kairė ranka, dešinė ranka. Visiškai. Vis tiek tai yra rankos, jos turėtų veikti kartu. Ir netgi vadovai būna komunikacijos ir rinkodaros, bet čia tokia gal gilesnė yra problema, nes mes netgi studijose, ar ne, esam vieni mokinami būti rinkodaristais, kiti komunikacininkais. Ir finale, kai ateina gyvenimas, tai žmonės ir turi arba vienas kompetencijas, arba kitas, bet iš esmės reikalingos abi kompetencijos viename. Aš labai prisipažinsiu, suplaku į vieną ir man atrodo, vienas be kito tiesiog negali egzistuoti, čia turi būti kažkokia koegzistencija, bet kokiu formatu, kuris veikia tai įmoniai. Nes B2C ir B2B rinkodara, turbūt irgi kalbant apie mano skyriaus darbą, yra B2C, tai aš patikslinu, business to customer, tiesiogiai klientui, B2B, business to business, verslo klientui. Taip, tai va ta rinkodara verslo klientui ir fiziniam, sakykime, žmogui, ar ne, tai vėlgi gan stipriai skiriasi. Tiek strategiškai, tiek kasdieniniam darbe. Nes tarkim, ta verslo rinkodara, ten pagrindiniai dalykai vis tiek yra komunikacija, viešieji ryšiai, reputacija, ar ne? Tada yra renginiai su potencialiais partneriais arba esamais partneriais ir socialiniai tinklai, labiausiai LinkedInas. Būtent per kalbančias galvas, kalbančius vadovus ir kalbančius žmonės, kuomet tu ne tik galvoji ir daraisi apie reputaciją, bet bendrai netgi ir žinomumą didinėsi būtent per žmonės, nes kartu su žinomumu iš karto ateina ir pasitikėjimas. Nes taip jau yra, bet žmonės labiau yra linkę tikėti ir pasitikėti nei prekių ženklais. Čia truputį papildysiu, kad verslui parduodant verslui labai svarbus vadovas. Ir kad tam tikras lygmuo žinotų, su kuo bendrauja, pažinotų, jam svarbus tas skaitmeninė žmogaus reputacija, dėl to ją LinkedIn'e mes labiausiai ir galime pačiupinėti, formuoti ir skleisti. Taip, ir iš esmės LinkedIn'as puikiai veikia, tai va čia galiu irgi pernai metų rezultatais pasidalinti, kur akivaizdžiai tiesiog matavom vadovų komunikaciją per skirtingus parametrus ir rodikliai įspūdingi. Iš tikrųjų, ką gali vadovas su savo komunikacija LinkedIn'e, tai labai daug gali. Ir kartais vienas vadovas gali tikrai pasiekti geresnius rodiklius negu bendrai prekės ženklas vargdamas vargelį ilgai ir nuobodžiai tuose pačiuose socialiniuose tinkluose. Labai Tai vat norėjau dar kartą paklausti, bet užtvirtinti tą, ką pasakei. Galima labai rūpintis gražia prekės ženklo komunikacija LinkedIn'e, bet ji niekada nebus tokia įtrauki ir įdomi, kaip žmonių dirbančių tam prekės ženklui komunikacija. Nes žmonės yra vėlgi gali parodyti ir dažnai parodo ekspertiškumą, kas to B2B rinkodarai yra labai svarbu.
O apie komandą kalbant, tai vėlgi iš mano perspektyvos žiūrint, tai turbūt yra kritiškai svarbus dalykas, tai būtent komanda. Tai visas rezultatas, mūsų atveju irgi yra generuojamas komandos. Tai aš toks yra žmogiškas, esu vadovas labai ir manau, kad vis tiek žmonės yra svarbiausia dalis, nepaisant to, kad čia mes turime ir gal dirbtinių intelektų ir technologijų ir visko, bet vis tiek viskas sukasi aplink žmogų. Ir netgi atsirinkinėjant žmonės ir galvojant apie juos, žmogiškos savybės mano vertinimu yra svarbesnės nei profesinės, nes profesinių dalykų yra lengviau išmokyti žmogų, negu jį pakeisti. Labai pritariu, pasirašau po kiekvienu šiuo žodžiu. Tai vat dar ir paklausiu, kai tu sakai, kad tavo komanda dirba kaip vidinė agentūra, tai aš prisimenu, kai aš dirbau agentūroje ir turėjau komandą, ir kaip sekasi suderinti prioritetus, nes tie vidiniai klientai, jie gali ateiti visi vienu metu, jeigu vyksta kažkoks didesnis dalykas, jiem visko prireikia vienu metu ir kaip tada žmogiškam vadovui, tokiam kaip tu, išsaugoti ir komandos motyvaciją ir tą balansą ir tuo pačiu, kad visi būtų patenkinti. Nežinau, neturim gal tame labai didelės problemos, be abejo yra tam tikri kalneliai ir nuokalnės sezoniškumai ir panašiai, kuomet galbūt yra daugiau darbų arba mažiau, bet manau, kad vis tiek bendradarbiavimas šiek tiek su savo komanda, nes vis tiek, kai tu esi agentūra, esi tokios pagalbinės funkcijos rolėje, ar ne, tai tas bendradarbiavimas ne tik viduje turbūt yra labai svarbus, bet be galo svarbu ir su ta kita pusė užsakovu yra palaikyta gerą santykį ir jį turėti. Tuomet ir tie patys terminai netaip spaudžia arba netaip žmonės liūdi, jeigu reikia tam palaukti, savaitėlę ar kitą daugiau. Tai kokios tavo kaip vadovo pagrindinės, nežinau, ne tai kad funkcijos, bet norėčiau kitą žodį panaudoti, pagrindinės burtų lazdelės, kur tu padedi komandai, vidiniam klientui, vadovam. Tavo pagrindinės stiprybės, kurias tu įgalini? Tai pasitikėjimas ir tikėjimas, vėlgi komanda arba žmonėmis, labai svarbus yra momentas, nes kuomet žmogui duodi daugiau atsakomybių, tai dažniausiai pražįsta žmogus. Ir kuomet jisai pražįsta ir akis blizga ir jisai stengiasi, tai yra ir rezultatas. Tai šitą, manau, labai svarbu. Neturim mes kažkokių hierarchijų, tai aš toks gal esu flat arba plokščios struktūros vadovas, ar ne, tai kitas yra išsireiškimas žaidžiantis treneris labai patinka man, kai reiškia, jeigu komandai reikia, tai kartais ir pats gali išbėgti aikštelį ir tą tritaškį pataikyti, arba bent jau mesti, nebūtinai pataikyti, bet tas komandiškumas taip ir ugdosi, iš esmės, būnant kartu ir čia nerodant pirštais vieniem į kitus. Kokie receptai tau geriausiai veikia nebūtinai ir nekilnojamo turto rinkoje dirbant, bet bendrai iš visos tavo vietinės, tarptautinės patirties, kas labiausiai veikia ir kokių gal įžvalgų šiandien trūksta, ką reikėtų užfiksuoti ir prisiminti? Tai pirmiausiai išskirčiau duomenimis grįstą rinkodarą arba skaičius. Labai svarbus momentas, iš tiesų visiems rinkodaristam, čia ne tik vadovam, kad marketingo vadovai finale sėdi tik tai skaičiuose ir sprendimuose, tai yra tame nemažai tiesos, bet visiems žmonėms dirbantiems rinkodarą tikrai rekomenduočiau pasigilinti kiek įmanoma į skaičius, skirti laiko analitiniai daliai, nes dažniausiai atsakymai ten ir slypi. Kuomet mes galvom tiesiog gražu, negražu arba patinka, nepatinka, tai vėlgi yra subjektyvu ir nebūtinai teisinga. O žiūrint į skaičius, dažnai pasimato, kad kažkur tai pinigų gal leisti visai neverta. Kažkurios kampanijos visai veikia ne taip, kaip mes įsivaizdavom, kad turėtų veikti, arba kaip konkurentai leidžia
ir atrodo, kad jiem veikia, bet jie matyt gal irgi leidžia nebūtinai pasimatuodami. Ir kai tu padarai tą patį ir pasimatuoji, tai matai, kad nebūtinai čia kažkas tokio. Kiek, jeigu procentais, nes šiaip tu esi skaičių žmogus, Excelio žmogus, kiek procentais tu laiko skiri analitikai, o kiek tiesiog darbui su žmonėmis? Na, turbūt didžioji dalis tiek yra darbas su žmonėmis, yra didesnė dalis nei analitika mano atveju, dėl to, kad patys žmonės pas mane yra ugdomi ir irgi yra, sakykime, skaičių žmonės. Tai reiškia, kad mes per kažkokius savaitinius rinkimus tai būtiniausiai pasižiūrim skaičius, o ne tik pasikalbam apie kažkokius tai darbus arba veiksmus. Tai pas mane gal sakyčiau, planavimo strategavimo dalis yra visai nemaža, nes mano planavimas irgi yra vienas iš sėkmės receptų, norint nuveikti daug. Tai čia planavimas eina kartu turbūt su disciplina, kad nors ir kiti sako, kad rutina šiek tiek liūdina gyvenimą ir pilkina, bet iš esmės rutina padeda padaryti dalykus greičiau ir efektyviau. Nepamiršti. Ir nepamiršti, taip. Tai va čia tas strategavimo, planavimo yra dalis, tada be abejo darbas su žmonėmis, tai čia turbūt tokia gal net man ir sunkiausia yra dalis, nes vis tiek žmonės yra būtybės, žinai, gyvi organizmai, tai kartais kažkam nėra nuotaikos, kartais ne ta diena, kartais galbūt nebenori dirbti, kartais gal nori dirbti kitur, o verslas ir rezultatai nelaukia. Tai niekada iš esmės tu rezultato negali atkelt mėnesį laiko, tai reiškia, kad turi pasiekti, ką turi pasiekti. Tai tas dylinimas su žmonėmis, atima jėgų ir energijos. O analitika ir skaičiai, tai turbūt yra ta trečioji dalis, kur manau, kad tiesiogiai labai prisideda ir prie to paties planavimo. Kai tiek sprendimų priėmime, tiek jau tolimesniam dėliojame kažkokių tai strategijų. Ir man dežavu dabar. Prieš tai laidos viešnia irgi šioje šefo patarimų dalyje kalbėjo, kad svarbiausia jai pasirūpinti savim. Ir kai tu sakai, kad tos žmogiškos problemos, žmogiški iššūkiai su komanda, su dar kažkuo atima energijos ir laiko, kaip tu pasirūpini, kad tavo ta energija visada būtų vietoje, nes mes vadovai ne visada turime tą prabangą būti pavargę ir turime kaip tik spręsti kitų nuovargio problemas. Tai kaip tu užtikrini, kad tu visada esi full battery, pilna baterija? Tiesiog esu jau save pažinęs ir supratęs, ko man reikia, kad aš galėčiau pailsėti ir atsigauti. Tai man labai padeda sportas, padeda buvimas su šeima. Su 3 vaikais ir turbūt kelionės, gal išskirčiau tokį trečią dalyką, kuris irgi labai, labai, labai padeda galvai. Iškeliauti, kad ir savo problemas ir situacijas iš toliau kažkaip pamatyti. Gerai, dar prie receptų skaitinių. Nes aš nesu kulinarė, bet žinau, kad norint pagaminti gerą desertą reikia labai labai skaičius žiūrėti. Tai kokie pas tave marketinge 3, 5, o gal 25 pagrindiniai skaičiai, kur išgirdę bet kokiam versle veikiantys žmonės galėtų pagalvoti, gal ir aš pradėsiu šituo žiūrėti. Tai ilgalaikis ne vienerių metų, bet ilgalaikis tikslas yra žinomumas, kurį matuojamės kasmet atliekamų tyrimų. Rezultato be abejo nereikia tikėti žinomumo, kad čia per metus kažkoks pokytis gali įvykti, bet per 3-5 metus tikrai galima to tikėtis. Tada labai stipriai matuojam komunikaciją, tai yra paminėjimai, teigiami paminėjimai, vadovų citavimas ir panašiai. Tai čia, mūsų atveju Mediaskope mes tą darome. Ir yra grynai rinkodariniai rodikliai jau priklausantis nuo atskirų verslų. Tai kažkur yra paraiškos ir paraiškų kaina, arba tai būtiškai sakant lyco kažkoks tai pritraukimas, ar ne?
kažkur gali būti NPS-as, tam verslas verslui segmente. Vėl beveik 3 rodikliai: komunikacija, žinomumas, NPS-as irgi labai susijęs su reputacija, tą, kad tu ir minėjai. Gerai, o dabar grįžtant prie žmonių ir komandos, kai ateina jauni, nauji žmonės, ką tu matai rinkoje, kaip tu juos renkiesi, ar matai kažkokių mitų susiformavusių, ar matai naujų stiprybių ir galimybių? Matau ir šiek tiek stebiuosi, kai žmonės sako, kad jaunoji karta čia yra kažkai išlepę, neatsparus ir niekam tikę, tai aš taip nemanau. Tiesiog skiriasi dar turbūt tas požiūris mūsų ir jų. Tai tarkim, iš tokių įdomesnių gal istorijų, kuomet ieškojom rinkodaros specialistų, tai tikrai darbo pokalbėse turėjom nemažai jaunų žmonių, kurie, tarkim, arba be patirties, arba tik baigia mokslus, arba ten turi 2-3 metų patirtį, labiau į jaunesniųjų specialistų ar ne pozicijas. Tai jie šiaip reklamą dažnai suvokia pakankamai siaurai, tik tais kaip socialinius tinklus. Ir radijas, televizija, kažkokie tokie tradiciniai kanalai. Jiem atrodo kaip dinozaurai, kurie yra išnykę. Ir vėlgi, iš vienos pusės tai stebina, iš kitos pusės turbūt reikia suprasti, kad realybė yra tokia, kad tie žmonės tuos kanalus tik ir naudoja. Sprendžia visi pagal save, tai kartais vadovai sprendžia pagal save, ką aš naudoju, ten ir mano klientas, o marketingas tą ir moko pažinti klientą ir žiūrėti, ką jis vartoja, kur jis gyvena, ko jis klausosi. Tai ir man tai tada paskutinis patarimas, ar įžvalga, vienas sakinys, kurio palinkėtum klausytojam, ar norėtum, kad tą jie išsineštų? Taip, palinkėčiau nebijoti eksperimentuoti, atrasti savo kelią, nes labai dažnai tikrai matau tą kopijavimą vieni nuo kitų, arba žavėjimąsi konkurentais, nežinant net ar tai veikia. Tai čia tiesiog iš galvos šitą reiktų išsigyvendinti ir pamiršti, nes kartais per daug susižavim ir galvom, kad pas tą kaimyną žolė žalesnė arba pas tą konkurentą veiksmai čia kažkokie yra geresni, bet nebūtinai taip yra. Tai eksperimentuokim, tikėkim savo keliu. Ir antras gal patarimas tai būtų kartais tiesiog atsitraukti nuo tos kasdienybės ir nuo kasdieninių darbų, nes pamatant tą platesnį, didesnį vaizdą, dažniausiai ir gimsta tos geros idėjos. Ačiū tau labai, aš dar irgi sugalvojau vieną receptą, kad matuoti rezultatus labai svarbu, bet ne viskas matuojama pinigais čia ir dabar, ir kartais didžiausi pinigai prarandami arba gaunami per ilgalaikį reputacijos statybas. Tai tiek apie nekilnojamą turtą. Ačiū Irmantai, kad apsilankei, ir čia buvo Neringa Čeponė ir marketingo meniu iki po 2 savaičių. Iki.